Sveiki. Šį mūsų pokalbį pavadinau "Kaip išmokti ląstelių kalbą". Impulsą šiam pokalbiui man davė šiandien skaitytas internete straipsnis, kad taip ir vadinasi, 93% jaunimo patiria emocinius sunkumus. Jeigu jaunimas, tas vitališkiausia mūsų dalis visuomenės patiria, tai jo labiau tėvai, seneliai, senjorai. Jo labiau. Tai vadinasi, mes gyvenam visi prislėgti to sunkumų, tai yra tas pats, kas supančioti, neturėti jėgų, kurių taip reikia norint įveikti šio sudėtingo, permainingo gyvenimo sunkumus. Ieškoti reikia visais būdais. Ne tais trafaretiniais, žmonės maždaug ir jaunimas ypač, ten yra sporto salės, ten jogo pratimai, tai yra fizinė ten tokia veikla, bet ieškoti visais būdais. Jeigu mes tai padėtų, tai nebūtų to 93%. Reiškia, jie neveiklus, nepadeda. Ieškoti visais būdais. Aš vedu energetinius seminarus, pratybas, kursus. Yra 33 energetiniai principai. Kaip pakelti savo energetinį lygį, kaip didinti norą gyventi. Apie tai aš kalbu ir keliuose įrašuose, yra mano svetainė www.3žvaigždutės.lt, ten yra jau virš 10 mūsų įrašų ir tom temom aš kalbu. O šiandien mūsų ypatingesnė tema. Valdyti dėmesį. Valdyti dėmesį, antras principas, valdyti dėmesį, kur dėmesys ten yra energija. Vot valdyti dėmesį, aš sakau, ganyti dėmesį. Ganyti dėmesį, kur tu lendi tą kompą, ko tau reikia tą mobiliakį, ko tau reikia tą televizijos žinių klausyti. Vakar girdėjai, šiandien tas pats. Dėmesėlį mano brangusis, pabūk šiandien su manimi. Pabūk su manimi. Aš esu girdėjęs, kad žmogus tai kalnas. Dėmesys, kur energija, ieškokim to kalno kartu, dėmesėlį mano. Ne? Vat štai tas ieškojimas, ieškokim, vedu pratimas, kaip pasikrauti gamtos energiją. Jau ne fizinis ieško, ne kūno, ne veikti per kūną, veikti į save, į visą žmogų. Kaip pasikrauti gamtos energijos. Galėčiau pasakoti, bet tai reikia įžangos, ilgos įžangos, mūsų formatas to neleidžia. Ne? Ir aš tai yra mano svetainė ir kas nori, dabar aš padariau telefoną, reiškia 8687 75147 nemokamas pokalbis, kurie galėtų sužinoti, ar jam verta to kurso, ar jam verta tų pratybų ir ką jos gali duoti. Žmogus sužino. Reiškia, vienas iš principų, sudėtingas principas. Jis yra paprastas vykdyti, bet sudėtinga įžanga. Pasirengimas tam yra, tai sukurti alter ego. Alter ego sukurti. Tas alter ego yra sveikas, neprislėgtas jokių mūsų ekonomikos ir mūsų ten karų rūpesčių. Nekankinamas jis nieko, jis yra sveikas, stiprus, energingas. Ir bendraudamas su to alter ego, priimdamas jo energiją, tu pasikrauni savo energiją. Dar vienas metodas, reiškia, man padėjo Jono Evangelija, kaip nekeista, svarbu mums taikyti ir Bibliją, ir visą, ką mes perskaitom, kaip taikyti praktiškai. Tai štai vienas sakinys iš Jono Evangelijos. Ta diena jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumise. Aš esu jumise. Reiškia, Dievas yra mumise. Žmogus yra toks pasakymas, žmogus tai yra dvasia turinti kūną. Reiškia, Dievas yra mumise. Tai reiškia, yra dieviška energija mumise. Energija, reikia susitikti su tą energiją. Pajust tą energiją, atsipalaiduoti nuo tų visų mobiliakų, nuo visų žinių, atsiriboti nuo visko, pabūti savo vidiniam pasaulyje, pajust tą šviesą viduje, su tą šviesą eiti, kur tau problema yra, kur tau kūno ar minčių problema, nukreipti mintis į tą energetinę sveikatingumo šviesą, kuri reikalinga, kur svarbu. Štai panaudoti alter ego iš viršaus, iš vidaus ir kiek yra ieškojimų, kiek yra galimybių, kurių žmonės prislėgti tų rūpesčių. Kuo labiau prislėgti, to reiškia daugiau reikia energijos.
o jis neturi laiko, kadangi prislėgtas. Paradoksas, ne? Tai štai, bet mes pakalbėkim šiandien apie ląstelių kalbą. Vat pirmą kartą šitą, tai mes kalbam pirmą kartą. Perskaitykite lietuvišką enciklopediją arba internete, pažiūrėkit, surinkit žodį į ląstelę. Aš jums perskaitysiu apibrėžimą. Ląstelė – tai elementari gyvoji sistema, gebanti savarankiškai mąstyti, augti ir daugintis. Štai, reiškia, gyvoji sistema. Ląstelė gali priimti ir perduoti signalus. Ji perduoda signalus kitom ląstelėm. Tai gali, jeigu perduot, gali ir priimti. Gali priimti mūsų signalus. Kalbėti, vat yra žmonės, ir daug, tarp kitų, aš pažįstu žmonių, kurie kalbasi su savo augintiniais, su medžiais kalba, su gėlėmis, o su savo gyvybės saugotojams, su sveikatos globėjoms nemoka ištarti nei žodžių. Medį apkabina, ar ne? O savo dvasią, savo sielą įeiti tą šviesą, ar ne? Priimti ją, naudotis ją, ne? Sakykime, vienas pavyzdys, ar ne, tai yra kursuose, aš tik esmę pasakau. Taip, bet iš esmė jau pagavot, gali būti ir pradėkit naudotis, ar ne, nebūtinai ir kurso, ar ne. Sakykime, paklydusios ląstelės, kiek aš esu padėjęs keliems žmonėms, ne. Paklys, serga jis, sakykime, ten onkologija. Tai pakviesta, žmogus turi 100 trilijonų ląstelių, sveikos jos. Pakviesk 1 trilijoną. Eikim pas tas sergančias ląstelės. Sergantį jos paklydo tos ląstelės. Eikim su to trilijonu. Su džiaugsmu, su gėlytėm ateinam, jom palinkėti pasveikti. Tai duoda mes energiją. Gali jos užtekti. Jeigu ne antras metodas, kaip tom paklydusiam ląstelėm, jom pasakyti, klausyk, mielosios, sergat, jums sunku čia dabar. Jūs keliaukite iš manęs, iš mano organizmą. Per kanalizaciją, per upelius, pateksite į upės, ne? Prie krantų jūs prineš vanduo, ar ne? Jūs pavirsit gėlėm, pievom, medžiais. Koks jūsų gyvenimas laukia, keliaukite iš mano kūno, eikit savo į gamtą, eikit į savo gyvenimus, ar ne? O štai, nekovoti su nekovota yra į priešą. Draugauti, mylėti, ar ne? Mylėti, palinkėti, ar ne? Sakykime, aš turiu tą straipsnį, man atrodo, yra ir mūsų svetainė, 93 metų moteris pasveiko. Pasveiko jau 4 kategorijos jau, reiškia, stadija, 4 stadija, ar ne? Pasveiko šokdama, dainuodama, ne? Ką ji padarė? Ji davė signalus ląstelėm energijos. To užteko. Padaryti, kalbėtis, ne? Bet svarbiausia ne kalbėtis, o nueiti iki to kalbėjimo. Noras gyventi mes esam kalbėję. Be noro gyventi tu nieko nepasi. Padėk, ko tu čia... Ne. Tu turi mylėti rytą, mylėti tą kavą, mylėti saulės patekėjimą. Jausi džiaugsmą ego, kad aš esu. Dabar sukursiu alter ego. Dabar su trilijonais ląstelių kalbėsiu. Bet tam reikia nusiteikti. Tu turit, sakykime, šiandien aš visą valandą prabudau 6 iki 7, reiškia, su ego ėmiau energiją, paskui su ląstelėm, kur man tiek metų irgi yra kažkur irgi problemų, negali nebūti, ar ne? Nukreipiu ten energiją, kalbuosi, tariuosi ir keliuosi jau aš ne mašina, kažkoks einantis į mašiną, einantį, dirbantį verslą, ar ten kažką kovojantį, ne? Aš keliuosi energiją, dievišką energiją, ryto energiją ir einu. Svarbu pasiruošti, priimti. Ir pratybas, jeigu aš vedu, aš pirmiausia, už tai ir tą telefoną duodu, ar ne, kad pakalbėti, ar žmogus gali priimti kas nauja. Tai yra, to galimybę turi kas 10. Kas 10, ar ne, visi yra skeptiškai trafarėtų, tai įsitikinimai, kuris nepagalvoja, jis turi tvirtą įsitikinimą, jis atmeta viską, kas nauja, kadangi turi įsitikinimą. Ir nepagalvoja, jis gyvena sunkų gyvenimą. Ir gynasi nuo naujų, kadangi jis turi įsitikinti. Palauk, jeigu tavo įsitikinimai kūrė tik vargingą gyvenimą, tai tu ieškok naujo. Ne.
O čia ir yra va, ta riba, ta paradoksinė riba, kurią va, reikia įžangų peržengti ir tada kalbėtis ir alter ego, ir ego, ir vidinė energija, ir dieviškoji šviesa, ir va, dabar ta ląstelių kalba. Tai yra labai įdomu, ji yra labai veiksminga ir aš ne vienam žmogui esu padėjęs ir labai džiaugiuosi, kad ir su jumis pasidalinau. Mano yra telefonas, dar kartą galiu pakartoti, jis yra nemokamas, galite pasikalbėti, suprast, ar jūs galite priimti ar ne, ar kas tai per metodas, ar ne, 86 87 75 147. Ir jeigu tą suprantat, kad jums tikrai naudinga, kad jūs galite tai priimti, galite atsisakyti trafareto, o galite priimti kas nauja. Prašau, galim, registruojamės kursuose, susitinkam, pratybose. Man labai žavu, miela dalintis ir gera, kad aš galiu kuom padėti. Sėkmės iki sekančių susitikimų. Būkit su ego, alter ego ir su savo trilijonų ląstelių, trilijonų galimybių. Iki pasimatymo.